Artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti prieš pėsčiųjų perėją, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties eismo juostą, perėjoje įžengusi, žengianti arba prieš pat eismo juostą arba važiuojamosios dalies kraštą stovinti ir laukianti galimybės įžengti pėsčiąjį. Saikės baisinės susidarė, vaikučiai per raudoną eina su mama, su tėčiu. Tai turim žiūrėti, žalias jiem raudonas, bet turim žiūrėti, nes jiem šalta. Jie gali nepažiūrėti. Čia perė. Šviesoforo reguliuoja. Labai čia visur ir tam taikos kaip padarė, tai man taip ramiau pasidarė. Jo, ten tikrai, nes taikos ten žiūriai buvo 6 juostos. Ir čia va buvo tie strižai tokia perė, tai močiutė numušė, tai paskui jau statmenai padarė. Nėra, tai va toks skanavimas. Tai ir te žiūrės žmogus, va jisai į mumis pasižiūrės, va. Va, matai duoda kelią, va, tai žiūri, žvalgosi, va. Tai turi taip, žinai, va. Akių kontaktas. Tai mes tiesiai važiuosim, antras išvažiavimas. Nu, va, čia perėtus, čia tos atrankinis dėmesys, paskui jis jau pats ieško. Jeigu bus per šilta, tai aš pasakykit, išjungsiu sėdynę. Nu, galima Jau galiu išjungti, aš taip sušyla ir man Jo, tai taip. Nu, ir jeigu nieko nebus, tai su trečia pravažiuosim. Tai niktai nebus. Va, tikrai. Va. Nes jisai toks nedidelis. Į dešinę su ten į kairę, tai tada labai jau ten... Čia jau reik parodyti. Jo, reik parodyti. Elipsinės, tai žiedai tokie elipsinės formos. Pusnis tokios duoda. Jo, jis biškį susiaurėja gaunasi, kur 30 cm, kur pusę metro, kur net pusė juostos lieka šviesos. Jau seniai dega, galit pirmą ruoštą ir važiuoti super. Dabar važiuosim per žiedą tiesiai, antras išvažiavimas. Galit pasamprotauti, kurios juostos reikės. Jeigu nežinot, pažiūrėsit ženklus. Bet dabar dar tas vyrukas ateina prie perėjos, tai mes jo atleidžiam, jisai pasižiūrės. O, super. Ir varom, tada po jo nieko nėra. Tai ten galiu pasufleruoti, reikės antros juostos, čia visgi nesimato jo tų ženklų. Va, jie biškį vėlokai uždėti, paskiau žinai jau bus laikas. Pamatai dabar tik pamatytume, pirmą tik tai į dešinę į bazę, o antrą galėsim tiesiai. Pirmo, paskiau duot kelią, bandom su antrą, bet žiūrėjau, čia pėsčiųjų nėra. Tvarkoj? Mūsų tokia mašinų yra, tai su pirma gal palaukia, va čia. Ten kai kreivės išvažinėjęs kas nors, tai ir užstos tada. Nes čia tos pramonės labai srautas didelis. Čia praktiškai dabar į tą pusę. Varom. Pabijojau. Nu, aš pasakysiu, mes pažiūrėsim, mes biškį nusisukom vienu metu. Vat. Ne, čia tas bėmas varo. Užstos juos ratu atvažiuojantis koks nors. O dabar gaziuko. Varom. Super baryk. Super šaunuolė. O, antram varą. Ir čia mūsų pagrindinis. Tai taip va neskubėdam. Ir jo dešiniau iš karto va. Mūsų pirmumas, važiuojam. Dešinę, rodžiu dešinę. O, reikia kairinę įvažiuoti, dešininę išvažiuoti. O dabar vėl dešinę? Jo, dešinę. Čia skirtų planšetį, kad geriau traukti. Nu, tiesiai važiuosim. Ir čia Lapvingija ir prekybos centras ir perėja, tai čia numušinėja irgi žmonės. Nu, tai dabar šalia nieko nėra valyti, bet jeigu labai reikia žiūrėti, čia jau taip, nes iš mašinų pusnų nebėra, bet taip mašinų ateina žmogus turėtų irgi šviesoforo čia. Transporto priemonių vairuotojai privalo imtis papildomų atsargumo priemonių tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui, arba tais atvejais, kai pėsčiųjų perėja iš vairuotojo vietos nėra gerai apžvelgiama.
ir įsitikinti, kad pėsčiųjų perėjoje nėra pėsčiųjų, kuriuos turėtų praleisti. Kada nors ir pastatys. Nu, pastatys, jo. Čia viskas ne per vieną dieną. Keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi privaloma praleisti į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusi, žengianti arba prieš pat eismo juostą arba važiuojamosios dalies kraštą stovinti ir laukianti galimybės įžengti pėsčiąjį. Ir ketvirtą galit, va, visi miega. Čia mes tai matom, gerai nubarstyta druska, tas kelias toks apysausis. Galit su trečia, o dabar su trečia pasidarykit. Ir biškį toliau nuo jo, todėl kad mes perėjos nematom. O dabar va matot, va. Nes atlieksi su ketvirta už jo, o ir dabar jau vėl galit padėti. Toks, supranti, pavojų numatymas, nes už mikriuko tas voltas galėtų pizzą vežti, nesustodamas šauna. Jie nemato, jūs nematot. Būdu greiti ir tai dabar važiuosim tiesiai. Čia toks kelias platesnis, bet jis vienas. Jo, tai va čia kiti vasarą, tai čia bando daryti dvi juostas. O mūsų žalės, nieko nėra, pavėlavusių nėra. O taip reikia greitukių skanuot, nes jos irgi apsvaigę atlekia su mėlynais švyturėliais kartais nestoja. Jo, va čia normaliai vienas kelias, o ten toks provokuojantis biški. Nu tai, jeigu matai lenkia, tai truputį taip laikais ir pralenkia jie ten. Problemų nėra, jeigu kairę suki, jau tada nuo tos centriuko jau taip atsistoji, kad jau čia pravažiuoji. Ir dabar mes važiuosime tiesiai, pristabdykit antrą pavarą, nes geležinkelį apsižiūrėsim. Atleidžiam sankabą. Apsidairo traukinuko nėra? Nėra. Gerai. Neapsidairius jie gauna kritinę klaidą. Nes aš pats nustebau užsieniai važiuodamas, kad traukinukas atvažiuoja. Galvojau, bet taip jau man netikėta buvo. Trečia para. Tai jūs irgi taip jau tą europinę vėžę padarys. Nu tai dabar daro jau tų elektronikų daug, bet kitur būna, va Čekijoje ten Tulnuose traukinukas atvažiuoja ir viskas. 3 vagonų tokie maži. Man čia vėl? Ką? Čia ir vėl. Jo, tai, bet čia va, pažiūrėkit, jie vartai uždaryti, jau čia užaugę, bet va čia jie tikrina regitrą, tai turi apsižiūrėti, matai, vartai užstatyti, tai žiūrėk, va taip toks refleksas, geležinkelio prie. Jos retai kada būna, bet va, dviratininkai, mašinos, traukiniai, va, irgi čia nėra, čia užaugę. O ir čia va tokie, tai jie čia va turi daryti, žinai, tai traukinių. Tai jie patikrina, jeigu nesidairo. Nes jau kai traukinys lupa, tai vardo nepaklausia.